Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad labai įdomus ir vertingas buvo pateiktas pranešimas. Taip, iš tikrųjų žmogaus teisė į maistą yra labai svarbus dalykas. Atskirais atvejais dar svarstomas ir klausimas, kaip aprūpinti žmogaus teisę į geriamą gėlą vandenį. Tai irgi vienas iš, sakykime, maisto sudedamųjų dalių. Man būtų įdomu sužinoti, kaip vis dėlto koks yra siūlymas, kadangi nekalbant jau pasaulyje, pačioje Europoje yra labai dideli skirtumai tarp šalių, tarp žmonių pajamų, tarp pragyvenimo lygių. Nemaža dalis žmonių gyvena aukštam lygyje, kurie kasdieną valgo tą, ką nori ir kiek nori, ir pasirenka tą maistą patį kokybiškiausią ir taip toliau. Bet nemaža dalis žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir pavalgyti gali, kaip ir sakė prelegentė, galbūt tik tai kelis kartus sočiai ir reiškia, taip ir kažkokias didesnės šventės ir taip toliau. Tai kaip jūs galvojat tą užtikrinti? Ar per kažkokį tai, privalomą krepšelį, per privalomą asortimentą, pagal kalorijas ar pagal kažkokį kitą matą, ar pagal kažkokią tai minimalų europinį atlyginimą, minimalę kažkokią garantuotą išmoką. Juk yra, sakykime, ir žmonių, kurie su negale, yra, sakykime, vaikų nemažai, kurie neturi savo šeimų ir taip toliau. Kaip visą šitą organizuoti, apie ką eina kalba, ar, sakykime, kad ta teisė būtų galima realizuoti, kad jinai neliktų grinai popierinė teisė yra, bet galimybės juos realizuoti nėra, kad susijęti su galimybė. Ačiū.